smarkiai mažas. Visoje Europoje pagal šį rodiklį esame 5 nuo galo. Pakankamai juda tik 1 iš 8 lietuvių vaikų. Psichiatrai sako, kad per mažas fizinis aktyvumas kenkia vaikų smegenų raidai, dėl to gali išsivystyti įvairios ligos, tokios kaip depresija, nerimo sutrikimai, taip pat ir nemiga. Internete ir socialiniuose tinkluose apstu vaizdo įrašų, kurie atspindi rimtas vaikų ir paauglių problemas. Štai čia matyti, kaip vaikas, panoręs iš mamos išsireikalauti naujesnio telefono, puola į isteriją ir daužo savo turimą išmanųjį. Štai ir dar vienas įrašas, kuriame nemenką antsvorį turintis vaikas reikalauja mamos naujo televizoriaus, kad galėtų žaisti kompiuterinius žaidimus. Negavęs ko nori, jis įsiunta ir klykdamas ima daužyti ekraną. Problema po vieną nevaikšto. Mokslininkai neabejoja, kad priklausomybė nuo išmaniųjų įrenginių yra tiesiogiai susijusi su mažėjančiu vaikų fiziniu aktyvumu. Ypač liūdna statistika mokslininkai pastebi ir pas mus. Lietuvoje tik 1 iš 8 jaunuolių juda tiek, kiek reikia. Lietuvių vaikas yra tarp 5 mažiausiai fiziškai aktyvių Europos šalių. Bendrai, jeigu imtume 9 klasių moksleivius, tik apie 13%, tai yra grubiai 1 iš 8, yra pakankamai fiziškai aktyvus įprastinę dieną. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja, kad vaikai ir paaugliai turėtų vidutiniškai 60 minučių įprasto fizinio aktyvumo per dieną. Tai to fizinio aktyvumo nebūtinai kažkoks didelis sportavimas, bet tai, kad būtų, kaip sakant, judėjimas, šioks toks padidėjęs krūvis fizinis, širdžiai šiek tiek papildomas krūvis. Deja, bet net ir tokių menkų rekomendacijų didžioji dauguma jaunuolių nepaiso. Psichiatrai pabrėžia, kad rūpintis fiziniu aktyvumu būtina nuo mažų dienų, nejudantiems pakankamai net prasčiau išsivysto smegenys. Nuo pat kūdikystės jau vaikystėje fizinis aktyvumas labai svarbus jo emociniai ir psichiniai raidai, fiziniai raidai. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad per mažas fizinis aktyvumas gali sukelti depresiją ir dar aibę kitų su psichinė sveikata susijusių ligų ir problemų. Stresas, perdegimo sindromas, įtampa, nerimas, miego sutrikimai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius antrina, kad prie fizinio aktyvumo vaikas turi būti pratinamas nuo mažų dienų, nes tuo metu susiformuoja pagrindiniai įpročiai svarbus vėlesniai raidai. Ir jeigu šitas džiaugsmingumas, malonumas judesio nesusiformuoja ankstyvame amžiuje iki 10-15 metų, paskui žmogui jis tampa pusiau kaip darbas. Profesorius paaiškina, kad fizinio judrumo įprotis svarbu ne vien iš psichologinės pusės. Žmogaus kūnas taip veikia fiziškai. Nes jo kūnas nėra įpratęs taip fiziologiškai šnekant paleisti daug malonumo hormonų iš to, koks fizinis aktyvumas vyksta. Dar vieną aspektą pabrėžia ir traumatologai. Fizinis aktyvumas ypač svarbus tvirtesniems kaulams. Pats organizmas ir pati, tarkim, kaulų kokybė priklauso nuo raumenų. Kuo raumuo labiau dirba, kuo daugiau vaikas, šiuo atveju vaikas gauna krūvio, tuo pati kaulų kokybė, jo mineralizacija yra geresnė. Tvirtesni kaulai, pasak specialisto, mažina traumų tikimybę. Rizika patirti, tarkim, nuo paprasto griuvimo, ar net tie vaikai, kurie nesportuoja, tikimybė turėti, tarkim, lūžį ar kaulų skilimą yra didesnė. Tiesa, vasaros stovyklų organizatoriai pastebi gerėjančią tendenciją. Sako, kad kasmet tėvai vis aktyviau ieško sporto stovyklų vaikams. Vaikai tikrai per mokslo metus daug praleidžia laiko prie kompiuterio, prie išmaniųjų ekranų, tai tikrai tėvai nori, kad vasarą jie pailsėtų, aktyviai praleistų laiką, sustiprėtų, pasportuotų. Mokslininkai pabrėžia, fizinio aktyvumo stoka ir sėslus gyvenimo būdas yra vienas iš 4 pagrindinių Lietuvos suaugusiųjų rizikos veiksnių, lemiančių kraujotakos sistemos, virškinamojo trakto, endokrininių ir kitų lėtinių ligų raišką. Gerdami maisto